kažkaip ten, kai žvejai ne ant ežero, tai lenda į mišką patikrinti, ar yra ko nors priaugę. Tai va ir aš, žodžiu, šiandien išsiruošiau į mišką. Valtis supakuota, orų permainos baisusinės. Žemaitijai taip lyja, kad baisu. Vien tik tai vakar turbūt lyjo kokius 15 kartų. Tai žodžiu, šiandien tokia ramesnė diena, lietaus atžvilgių, bet ant ežero nesuprasi. Ten, žodžiu, gali išplaukti, atrodo va toksai va oras, neblogas, atrodo nelabai lyja pastoviai, bet tik pradėsi turbūt žvejot ir iškart prasidės nelauktas lietus. Tai va, tai žodžiu, šiandien, taip sakant, tęsiu žvejų tradicijas. Jeigu ne ant ežero, tai į mišką. Žiūriu tik tais čia va, savo tokiose va vietose, kur grybauju. Gerai išmindžiota žolė. Išmindžiota žolė neblogai. Nu, pažiūrėsim. Pažiūrėsim, kas čia šiandieną. Buvau čia prieš kokias 2 ar 3 savaitės. Tai per 15 minučių Žemaitijoj vadinam tokius grybus geltonus. Sakysit, voveruškos. Mes juos biškai kitaip vadinam. Gaidukai. Tai gaidukų prisirinkau kibirą. Čia va tokį va krepšį turiu. Tai panašus tūris. Per 15 minučių. Tokį va viedrą. Baravykų. Nu, baravykai visada Žemaitijoje biškai vėliau ateina. Bet gal po šitų visų liūčių didelių gal jau bus vienas kitas jaunuolis pasirodęs. Čia aišku pačioj pradžiai miško nuo kelio kažkaip niekada nieko nebūna. Aišku, vakar buvo sekmadienis, savaitgalis, pamiškė visa išmindžiota, tai matyt ne aš vienas čia tikrinu baravykus. Bet per naktį, manau, jeigu niekas iš ryto anksti nebuvo, aš niekada iš ryto nevarau žvejot, sakau, grybaut niekada nevarau iš ryto. Kažkaip nematau to tokio didelio poreikio kuo greičiau nurinkti tuos visus grybus. Nu, jeigu žmogus ant tiek mėgsta grybus, kad keliasi 5-6 ryto, varo į grybavimą, renka, galbūt net ant turgaus po to stovi, parduoda. Tai tebūnie, va, vienas. Čia turbūt kiškio baravykiukas. Nu, bet aš tokių nerenku. Aš renku
tikrinius, vadinu tikriniais. Tokie va, kur tokie baltas kotas, žalsva apačia. Va tokius baravykus renku. Nu ir gaidukus. Gaidukai ant keptuvės visada labai skanu pasikepti. Kaip ir baravykai. Ant sviestuko pasipjaustai gabaliukais centimetro storio ir kepi. Dar jeigu kokia vištienos krūtinėlė šalia, tai iš vis labai skanu. Nu, einu į gilį miško žiūrėt, kas čia dedasi. Kol kas nieko nematau. Nu, va, pirmas grybas, toks biški rimtesnis, raudonikis. Lietuvių kalboje vadinamas raudonviršis. Va toksai va. Bet šitų irgi aš nerinku. Na, tokie, nežinau. Reikia labai daug darbo įdėti. Žodžiu, virt. Vieną kartą nuvirt, antrą kartą nuvirt. Tada ant keptuvės. Gali ten su juo kažką žaist, kažką daryti. Bet aš visada sakau, kaip čia pasakyti, taip gražiau, kad nuskambėtų. Nu, nebadaujam, kad čia kiekvieną tą grybą rinkt, kiekvieną žuvis šitą imti į setelį, jeigu pagavai. Aišku, va dabar va, paskutinį kartą išsirūkiau 12 ešerių. Tai skanu, aišku, buvo. Nu va, pirmieji gaidukai. Pirmieji gaidukai, va tokie va. Neblogi tokie va, jau tokius, taip sakant, galima paimti. Ne per maži, ne per dideli. O tai va tokie va stori labai man patinka. Tokie va faini. Faini tokie va gaidukai. Nupjausiu patelius, kad kuo mažiau šiukšlių namo tempti. Dar čia va tą pačią krūvelę. Žodžiu, gaidukų ir aną kartą buvo nemažai. Gaidukų nemažai ir dabar, taip sakant. O dar vieni gaidukai auga. Auga gaidukai. Nu, bus ką ant keptuvės išsikepti. Aišku, norėtųsi baravyką atrasti. Bet, kaip ir sakiau, Žemaitijoje su baravykais šiek tiek vėliau. Visas veiksmas prasideda ženkliai vėliau negu visoje Lietuvoje. Čia va jau kažkas nuspyrė kažkokį tai grybą. Kai kurių grybų pavadinimų nežinau,
ir kažkaip neėmu į galvą, nes ir nerenku. Renku tik tais tą, ką žinau. Dažniausiai tai būna voveruškos ir baravykai. Jeigu ten jau labai kažkoks didelis noras, nostalgija kažkokia kankina, tai tada ir paberžį kokį vieną, tokį jaunesnį ir baravyką. Tai yra raudonykį. Tada jau ten užsiemi, skutijos, pjaustai, dedi į puodą, verdi. Vieną kartą, antrą kartą. Kepi su svogūnais, su lašinukais. Nu, skanu, jo. Bet jau turi turėti, taip sakant, daug energijos sukaupęs tokiam reikalui. Nes jeigu energijos nėra, tai tada ir nesinori tiek užsimti. Nu, o dar, taip sakant, jau šitų gaidukų, tai čia, taip sakant, sočiai. Sočiai. Taip, tokį va grybą. Grybų daug čia. Ir sraigės mėgsta voveruškas. Voveruškas mėgsta ir sraigės. Klausimas, kodėl pavadinta yra voveruška arba voveraitė. Voveraitė taigi yra žinduolis. Klausimas, ar žinduoliai minta voveraitėm, kurių pavadinimas yra voveraitė. Aš kažkaip abejoju. Kad voveraitės gyvūnai valgytų voveruškas. Ja, taip ir galvojau, ateisiu baravykų patikrint. O kai visada rasiu daug gaidukų. Kas aišku nėra blogai. Tuščiom nesinori grįžti. Jeigu ir nerasiu baravykų, tai bent jau voveruškų keptuvę. Tik tai čia sakau, aną kartą buvau. Tai per 15 minučių. Taip, va, kaip dabar važiuoju į miško gelmę. Tai taip, maždaug tenai geltonas taškas, ten geltonas taškas, ten geltonas. Net nerinkau visko. Aną kartą. Aną kartą buvau toksai, galima sakyt, išmandrėjęs. Išsirinkau tik tais pačias gražiausias tokiais kotais, gražiausiais, stambiausiais. Nu, čia kažkas. Aišku, kai visada blecha lendi, nežinodamas kur. Bet čia turbūt... čia turbūt yra peraugęs raudonikis. Nu, praeitą kartą ir raudonikių nebuvo, tai jau galima sakyti neblogas ženklas.
Neblogas ženklas, kad jau auga kažkas šalia voveraičių. Nu, o kasgi čia? Musmirė raudonoji su taškeliais. Čia va, kas liko iš musmirės. Ten dar viena matosi po šakom. Žodžiu, aš esu išsiaiškinęs tokį dalyką kažkaip, nežinau kodėl, man taip atrodo, kad dažniausiai šalia raudonų musmerių auga baravykai. Aš nežinau, ar čia yra kažkoks, gal ta musmerė jinai kaip nors tą žemę kažkaip išvalo nuo kokių nors parazitų. Ar ta grybiena kažkokia pasidaro kitokia. Ir tada labai aišku, kai baravykai auga. Dabar kai turbūt, nežinau, dar kol kas per pirmas 20 minučių apart va šitų va geltonų gaidukų dar nieko neradau. Kol kas dar, taip sakant, nei vieno baravyko, net užuomazgos neteko pamatyti. Ir net kitą kartą būna, po savaitgalio ateini į mišką ir būna, jeigu ten tų, pavyzdžiui, baravykų yra buvę, tai būna, taigi ir pripjaustyta ten kotų kokių, jeigu būna sukirmyje. O dabar toks įspūdis, kad, žodžiu, nėra baravykų, bent jau šitame miške, savo vietose. Kol kas baravykų aš nematau. Liūdesėlis, aišku. Tokių va visokių priaugę. Prieš keletą savaičių čia buvau, voveruškas rinkau, tai buvo tik voveruškos. Dabar jau žiūriu, biškai kitokių grybų yra. Visokių va musmerinių šeimos. Musmerinių šeimos grybų priaugia. Tai reiškia, kad grybai pamažu keičiasi, žodžiu. Keičiasi, auga ir turbūt už kažkiek laiko galbūt pasirodys ir baravykai. Bet turbūt dar ne dabar. Čia va kažkas galbūt panašaus. Ne, nepanašu. Į baravyką. Į baravyką kol kas nepanašu. Nepanašus nei vienas grybas. Arba mano akis dar nepriprato ir aš jų tiesiog nematau. Visokių va tokių va taškuotų priaugę. Raudonikį vieną radau, vieną peraugusi radau. Čia va kažkas nuspyrė. Gali būt, kad ir nugrybavo savaitgalį konkurentai. Ir per naktį dar neužaugo.
Nu čia va toks gražus miškelis. Kartais įeini į tokį miškelį, galvoju, nu ko reikia daugiau. Taigi grinai baravykinė vieta. Grinai baravykinė. Atrodo, čia turėtų vat šalia šito kelmelio bent kokie 2 augti. Bet kol kas, kaip sako, 0. 0 sveikų dar va čia iš tą beržyną galima užeiti. Gal žolė jie auga. Rūdmėse. Rūdmėse auga. Ant tiek daug drėgmės. Ant tiek daug drėgmės, kad rūdmėse auga. Bet jos visos tokios kažkokios su tokiais mažais vabaliukais apėjusios. Aš net kažkaip net nesinori jų imti. Aišku, rūdmėsės irgi skanios. Skanus grybai. Pavolioju miltuose, ant keptuvės, ant sviestuko. Skanus grybai. Bet kaip sako, jau geriau valgyt tą, ką esi užtikrintas. Kad nereikėtų paskiau kreiptis ten, kur didelės eilės. Nu va, o šitų gaidukų, nu tai, taip sakant, klodai. Nu, ne klodai, aišku, šiandien ne klodai gaidukų. Yra tekę matyti didesnių klodų. Čia va, žiūrėkit, gal komentarė kas nors parašysit. Čia tokie kaip voveruškos pusbrolis toks tolimas, labai tolimas. Aišku, kepurė jinai kitokia negu voveruška, bet labai panaši. Tai gal kas man komentarė padėsit sužinot, kas čia per grybas. Nes kitaip tektų eit klaust pas ChatGPT. Bet kadangi mes esam viena didelė bendruomenė, vieni filmuoja, kiti žiūri, tai gal kas nors padės man išaiškinti šitą myslę, keturgyslę. Žodžiu, ne kažką, baravykai Žemaitijai dar neprasidėjo. Nu, kokia puikiai vieta augti. Puikiai vieta augti, bet čia auga tik tais gaidukai, mažiukai tokie. Tokie mažiukai gaidukai. Galit irgi parašyti komentaruose, ar renkat tokius mažus gaidukus, ar ne. Nes, nu, aš tai pavyzdžiui tokios nuomonės. Nu, vat aš nesurinksiu jo, tų mažų gaidukų. Ir nueisiu. Ir negrįšiu rytoj. Arba poryt. Arba už poryt. Nu, negrįšiu. Ir tada tas gaidukas įaugs, peraugs ir supūs, pavyzdžiui. Nu, arba nesupūs, o kas nors ateis ir kitas nuskins jau didesnį.
Tai vat klausimas toks egzistencinis. Visi suprantam, aišku, kad nebadaujam. O, kokie peraugusi. Va čia va kažkas mažą paliko. Ten va dar matosi peraugusi. Žodžiu, kas nors arba nuskins, arba nenuskins. Čia va, pavyzdžiui. O, kiek kotų pripjaustyta. Gaidukų. Žodžiu, klausimas paprastas. Ar renkat mažas, ar paliekat? Nes jeigu paliekat, tai tada kaip ir paliekat kažkam kitam. Arba paliekat ant supuvimo. Aš tai nežinau, aš nors ir sakau, nu nebadauju, ten tais grybais nepasisotinsi. Nu gal vieną kartą, gal du. Bet kažkaip jau jeigu eini ir tokia va, tokia graži voveruška auga, nors ir maža, bet aš kažkaip jas pasiemu. Nežinau, nepalieku, paskiau perauga, supūva ir jokios naudos nei tam, kuris paliko, nei tam, kuris rado peraugusią. Žodžiu, šį kartą net voveraičių, ne klodai. Ne klodai visiški. Baravykų nima. Baravykų tik tais Dzūkijoj turbūt. Dzūkijoj baravykų daug turbūt. Nesuprasi, atrodo ir lyja gausiai. Šilumos aišku nėra tiek daug, bet šiais metais šilumos niekur nebuvo daug. Tai vat klausimas kyla, kodėl pavyzdžiui vienoj Lietuvos daly auga jau baravykai, o kitoje Lietuvos daly jau ne jau, bet kol kas dar neauga. Kol kas neauga. Baravykai. Žodžiu, baravykų nėra. Tenka konstatuoti liūdną faktą. Baravykų dar nėra. Arba nugrybavo per savaitgalį su visom šaknim. Ir visi baravykai buvo tokie geri, kad su visom šaknim grybautojai išsivežė. Čia prieš tos nuvirtusios pušies esu radęs kažkada porą, prieš kokį porą metų. Va tokie va auga, jau antrą tokį radau. Pradžioj grybavimo neskyniau. Dabar nusprendžiau nuskint
Tik tai grinai dėl įdomumo pažiūrėti, kaip jisai čia atrodo. Mes jį vadinam Žemaitijoje, ar ne tai, kad Žemaitijoje, bet apskritai mes jį vadinam savo šeimoj. Tokie va. Gaidukai. Žodžiu, mes tuos baravykus vadinam kiškio. Arba dar kitaip šilo. Nežinau, kodėl šiliniai. Kodėl jie skaitos šiliniai. Šile gal dėl to, kad šile auga. Bet su jais irgi labai daug darbo. Nežinau, gal kažkas man parašys į komentarą kokį nors paprotinimą, kad tavo grybų supratimas klaidingas, nereikia nieko virti, imi ir valgai. Bet visi įpročiai susiformuoja nuo šeimos. Tai taip šeima kaip išmokino, taip ir darom dalykus gyvenime. Žodžiu, šilo baravykas numeris 2. Čia buvo. Čia buvo numeris 2. Ir daugiau kažkaip nematyt. Bet gerumas bent jau tame, kad auga kažkas kitokio negu kad voveruškos prieš 3 savaitės. O, kokie sakai. Geri sakai. Geri sakai. Gerai degtų. Kvepia kaip. Jau geri čia sakai tokie. Čia kažkas tą medį. Kažkas čia tą medį apibraižė. Tokia, sakyčiau, net kaip meška atrodo. Meškos nagai, va, čia tokie va. Čia kažkas gal bandė lipt ar kažką daryti į tą medį. Ir užtat jisai dabar apsipylė sakais. Žodžiu, įsidėsim šitą pagalį į krepšą ir pabandysim tos sakus paskiau uždegti prie mašinos ant žvyrkelio, nes miške tai jau geriau tokių eksperimentų nedaryti. Bet taip įdomiai, sakyčiau, tokia pušelė, nei ten viršui kažkokių bičių, nei korio kokio nors, o apdraskyta tai tikrai kaip kokio nors lokio. Gal bėgo nuo ko nors. Žodžiu, liūdesėlis. Šiandieną nei gaidukų krepšo, nei, taip sakant, nei baravyko, nei vieno. Dar vienas gaidukas, toks jau čia biški paėstas nuo kažko. Nuo kažko paėstas gaidukas. Tarp kitko, va,
praeitą kartą parsinešiau beržo žievės namo. Tai kam nėra tekę susidurti, tai žinokit, kad labai gerai dega beržo žievė. O pavyzdžiui, tenai guli beržas. Einu aš pasižiūrėsiu, gal aplinkui jį yra prilupinėtos beržo žievės. Jeigu turit kažkokių, pavyzdžiui, problemų uždegant šašlykinę, mes, pavyzdžiui, nekepam šašlykų ant anglių ir nenaudojam jokių uždegamųjų skysčių. Dažniausiai būna popierius, smulkintos šakelės ir tokiu būdu bandom degti. Tai vat, pavyzdžiui, beržo žievė, jinai nuo vieno žiebtuvėlio paspaudimo taip dega. Praktiškai ant tokios žievės uždėjai malkyčių. Aišku, jinai turi išdžiūt. Turi gerai išdžiūt. Bet uždėjai malkyčių ir taip dega, kaip parakas. Kaip parakas dega. Kartais net su popierium taip neužsidega. Pavyzdžiui, būna popierius sudega, nepagauna malkų, tų malkyčių, kurias tu nori užsidegti. Ir viskas. Ir turi eiti ieškoti naujo popieriaus. Vėl bandyti uždegti. O čia toksai va daiktas. Jau čia nuvirtęs medis. Niekam jisai turbūt nebereikalingas. Tas medis. Aš aišku, aną kartą radau tokią didelę žievę. Aišku, turi išdžiūt jisai. Užtat sako, beržinės malkos geriausiai ir dega. Dėl to, kad matomai beržė yra kažkokių medžiagų ar ko, kurios labai gerai dega. Bandysiu eiti pro tą pačią vietą, kur praeitą kartą ėjau. Gal atrasiu daugiau tokių žievių. Ir pakeliui, taip sakant, dar porą gaidukų. O, čia jau tokie visai nemenki. Dickos tokios. Tokios jau biškių papleišėjusios. Peraugusios, kaip čia galima jas pavadinti. Bet taip sakant,
Dydis gal nelabai svarbu. Va, dar beržo. Tošis, ar kaip čia jisai vadinasi. O toksai va labai gerai dega. Išdžius. Padėsiu kur nors ant malkų. Ant malkų padėsiu kur nors. Išdžius savo ramiai. Vakar va kaip tik. Čia kažkokia labai suėsta voveruška, dar taip nesu matęs. Žodžiu, vakar dar bandžiau užkurt šašlykinę ten anglių norėjau pasidaryti, kad ešeriam rūkyt, paskiau anglis iš šašlykinės perpilt į pabaigą, kad karščio duot. Tai taip kankinausi, kol uždegiau aš tą šašlykinę, baisu. O būčiau turėjęs sausos beržo tošės, būčiau staigiai uždegęs. Turėjau iš to karto didelę tokią, didelį lakštą buvau radęs, bet vieną pusę sunaudojau vieną kartą, o kita kažkaip sušlapo. Palikau ant lietaus, netyčia, prie malkų krūvos. Tai sušlapo. Į vakar tiek kankinausi, kol uždegiau tą šašlykinę tom anglim sugeneruot. Kad baisu buvo. Vieną momentą nervas paėmė toks nemažas. Bet jokių papildomų ten tų visokių skysčių nenaudoju aš kažkaip, nežinau. Nepatinka man. Turi būti natūraliai uždegtas laužas ar natūraliai įkaitusios žarijos. Sako daug kas, kad tipo jaučiasi valgant visos tos chemijos. Nu, aš kažkaip tų chemijų gal nejaučiu valgant, bet yra tas niuansas yra. Va čia va, aš man atrodo, praeitą kartą radau didelį beržo gabalą. Va, o čia toksai va jau tam medeliu jau čia, kaip sakant, hiri-hari, jau jam šakis. O va, beržo šitų dalykų galima pasimti. O ką? Labai gerai. Užteks šiam kartui. Čia va, toks jau labai geras. Čia turbūt... beržas tai čia šalia stovėjo. O va šitas va, didelis. Didelė pušis. Matomai lūžo. Va šita va lūžo. Matosi, jeigu per kamerą. Ar čia jinai supūvo ir lūžo, ar čia įkalė žaibas. Bet aš manau, kad supūvo, nes jeigu būtų įkalęs žaibas,
Gerai atrodo. Tokia didybė. Didybė guli. Guli be didybės daugiau jau. Taip sakant, praradusi didybę. Visas miškas va pažymėtas tokiais raudonais taškais. Medžiai va tokiais va pažymėta. Aš įsivaizduoju, kad šitam miškui mano, nu kaip jisai nėra mano, bet aš čia mėgstu atvažiuoti pagrybaut. Šitą vietą žinau. Esu radęs ne kartą daug baravykų. Aišku, kai jie auga. Bet jaučiu, kad šitam miškui po biškį ateina galas. Nes jeigu jau jisai šitai pažymėtas, tai jį turbūt išskers greitų metų. Ir atvažiuos didelis transportas su dideliais ratais. Paims čia viską, išvažinės, suardys visą grybieną ir baigsis. Baigsis grybai. Nu, galima, aišku, nuspėti lengvai, nes čia va šalia matosi tokia va properša. Ten čia tokia ne kaip properša, bet iškirstas gabaliukas miško. Tai dabar turbūt atėjo laikas tam žmogui, kuris šitą mišką valdo. Atėjo laikas išpjauti ir šalia stovinti lopinėlį. Tai va, o aš savo grybavimą tokį trumpą valandos laiko jau baigiu. Kažkaip aš ir nemėgstu ilgiau grybauti. Įeinu, pasižiūriu, randu, nerandu. Neieško aš ilgai. Kažkaip nepatinka man ilgai miške būti. Gal dėl to, kad biški ir karšta darosi. Ir šiaip, kaip ir sakiau, nebadauju. Tai kažkaip nėra to tokio didelio poreikio. Nėra didelio poreikio. Taip. Žodžiu, nėra didelio poreikio. Kaip ir minėjau, šiandien vat tiek gaidukų, žievės, su sakais dar va kažką toj pabandysim padaryti.